Radijo svečias. Naisių vasaros radijo eteryje prasideda laida Radijo svečias ir šiandieną pas mus studijoje vieši fotografas, muzikantas Robertas Gasiūnas, kuriam rankos nespaudžiau jau prieš tai ir tariu labas. Sveiki. Taigi pakalbėkime apie tave, kaip ir minėjau, esi ir fotografas, ir muzikantas, ir be abejo esi neatsiejamas viena kryptimi nuo Naisių, bet pradėkime apskritai nuo pažinties su tavimi, kad visi mūsų klausantis galėtų susidaryti nuomonę ir įspūdį, su kuo šį kartą mes turime reikalą, tad papasakok apie save apskritai, kurgi augai, kur gimei ir apskritai ką veiki šiuo metu. Taigi, kaip jau minėjau, esu Robertas Gasiūnas, gimiau Kuršėnuose, augau Šiauliuose, visą gyvenimą augau Šiauliuose, mylėsiu šį miestą, o ką veikiu gyvenime, tai dabar esu abiturientas 12 klasėje, mokaus, na ir kol kas bandau fotografuoti ir muzikuoti. Vat pakalbėkime apie tuos du įdomius dalykus. Galėtume teikti, kad esi žmogus iš karto linkęs prie meno, ar ne? Nes fotografija ir muzika vis dėlto yra menai, ar ne? Na jo, galime taip teikti. O fotografija, tai būtent tavo viena iš stipriųjų savybių, ar nelabai? Vis dėlto, kiek esu matęs nuotraukų, jos visos labai gražios. Na, muzika su fotografija eina paraleliai viena kitos, taip kad, na, šiaip muzika kažkiek stipresnė už fotografiją, bet fotografija tikrai neatsilieka. O kada pradėjai fotografuoti? Oi, pradėjau fotografuoti jau prieš gerus 3 metus. Na jau šiokį tokį stažą sukaupęs. Taip, o kas buvo, tarkim, tavo pirmosiuose nuotraukose? Vis dėlto žmonės nuo kažko pradeda. Vieni nuo gėlių, kiti nuo akmenų. Būtent mano pirmosios nuotraukos buvo gėlės prie Šiaulių centrinio turgaus, nes kaip tik, kai nusipirkau fotoaparatą, buvo sekmadienio rytas ar šeštadienio, dabar nepamenu, ar su šeima važiavome turgų ir tiesiog prifotografavau tulpių skverelyje prie turgaus. Nuo to viskas ir prasidėjo. Taip, nuo to prasidėjo paprasčiausiai ir kažkaip pamilau gal labiau tą gamtą fotografuoti, bet kuo toliau, tuo labiau pradedu eiti ir prie žmonių fotografavimą. Tad labiausiai patinka vis dar gamta, ar ne? Ja, vis dar gamta. Ir manau vis tiek fotografuojant pasitaiko įvairiausių dalykų, kurie galbūt kartais nustebina. Nebūna tokių dalykų, kaip pavyzdžiui, fotografuoja žmogų ar ne ir jis sako, eik šalin, aš nenoriu niekur pasitekti. Jo, čia, kaip sako, nėra namų be dūmų, taip kaip ir nėra žmonių su skirtingais norais. Vieni nori, kad juos fotografuotumėm, kiti nenori, kad juos fotografuotumėm. Na, visokių žmonių yra. O kaip yra įstatymiškai vis dėlto? Ką galima ir ko negalima? Įstatymiškai, kiek žinau, negali fotografuoti nepilnamečių, kol neturi jų tėvų leidimo. Bet čia jau jeigu nuotraukas viešini kur nors. Aha, viskas aišku. Daugiau galima tiesiog einu gatvę, pamatau ir negražią merginą ir... Na, čia jau reiktų irgi, manau, pačios merginos atsiklausti. Supratau. O vis dėlto kalbant apie pačią gamtos fotografiją, ar ne... Ką fotografuoja gamtoje? Vieni fotografuoja peizažus, kiti gyvūniją ir panašiai. Oi, čia tikrai gan plačiai fotografuoju ir tiek, kaip minėjai, gyvūnus, tiek peizažus, bet ką labiausiai mėgstu, tai greičiausiai vandenį, nes turiu 2 stichijas gyvenime, ugnis ir vanduo. Atrodo 2 nesuderinamas, bet kažkaip aš jas gyvenime suderinu, tai dalyvavau dar respublikiniam konkurse, kur pirmą vietą laimėjau ir turėjau pateikęs 2 fotografijas, abi 2 su vandeniu susijusios. Ir pavyko man laimėti pirmą vietą. Na, šaunu. O tai paskatino galbūt ir daryti dar daugiau fotografijų susijusių. Taip, tikrai paskatino daryti daugiau nuotraukų ir tiesiog būdavo, kad anksčiau būdavo, na, gražus rytas, 5 ryto, kodėl aš nenoriu keltis taip anksti, bet kažkaip tai paskatino ir dabar vasaros rytais 5 ryto tikrai nėra sunku atsikelti, kad išvažiuoti kur nors padaryti kelias gražias nuotraukas ir grįžti atgal. Supratau. Vis dėlto tenka visada kažką aukoti. Taip. Dažniausiai tai būna miegas. Menas reikalauja aukų. Taip. Jeigu kalbant apie nuotraukas, kiek juose tenka panaudoti kitų efektų, kurios jas pagražintų, nes nepaslaptis tikriausiai beveik visi fotografai naudoja tos visus vadinamus photoshopus ir kitus dalykus. Na taip, šiuolaikinis pasaulis be Photoshop'o abejoja ir išsiverstų kaip nors. Na, aš stengiuosi naudoti kuo mažiau to vadinamo Photoshop'o, aš tiesiog gal su juo paryškinu truputį spalvas, jas pagyvinu, kad
kad nuotrauka labiau kristų į akis. Kad žiūrovai būtų maloniau ją stebėti. Tai ir spuogus išnaikini, jeigu ten būna pasitaiko. Na, pasitaiko, tokių variantų pasitaiko. Nuo fotografijos keliaukim prie muzikos. Nepaslaptis bent jau man, kad muzikuoji, nežinau tik kiek laiko, ir muzikuoji su labai įdomiu instrumentu. Tai instrumentas yra, ar ne? Taip, tai yra muzikos instrumentas, apie kurį tuoj pat pakalbėsim. Dabar prisistatyk, koncertuoji grupėje, kurios pavadinimas susideda iš 2 skaičių ir 1 raidės, ar ne? Taip, mano grupė vadinasi 15A ir šitas pavadinimas kilo paprasčiausiai, kai ši grupė susikūrė Šiaulių bendrabutyje, tam vadinamam Šiaulių universiteto 2 bendrabutyje, kurio adresas yra Višinskio 15A. Tiesiog manęs dar nebuvo, kaip mano grupiokai pasakoja šią istoriją, kad buvo vienas koncertas ir jų tiesiog pareikalauja, koks jūsų grupės pavadinimas. Ir jie kažkaip galvojo, visokie caculkos, gražuoliai, bet kažkaip priėjo prie tos idėjos, kad tiesiog grupę pavadinti šitą bendrabučio garbį ir pavadino 15A. O kaip pats prie jos prisijungiai? Oi, mane pakvietė... dabar jau mano grupės gitaristas Evaldas tiesiog pamatė to YouTube'ai vaizdo įrašą, kaip aš su kita panele atlikinėjau dainą, buvom nusifilmavę klipuką tokį trumpą, kaip jį dainuoja, aš groju. Ir tiesiog pamatė, jiem patiko, nes jie jau anksčiau galvojo, kad jiem reikia tokio ritminio instrumento. Taip, dabar pakalbėkime apie ritminį instrumentą. Daugelis žmonių yra jau įpratę matyti būgnus, ar ne? Taip, ritmą ten trenkia lėkštę per būgną ir viskas skamba. O tu muši į dėžę. Ar kaip ten vadint galima tos dėžės instrumentą? Pavadinimas šiaip yra kahonas. Nu, kai kurie žmonės vadina tiesiog dėžė, mano tėtis vadina į inkilų varnėnams. Tai sako, kai nebenaudosi, galėsi vietą inkilo pakabinti. Na, aš tiesiog norėjau kažko naujo, nes man pasirodė, kad būgnai tiesiog yra, jau per dažnai matomas instrumentas ir kažkaip pradėjau paieškas internete ir susiradau, kad yra Amerikoje gan plačiai naudojamas toks instrumentas kaip kahonas ir kai pasidomėjau jo kainą, man tuo laiko biudžetu buvo neįkandama kaina, kainavo virš 500 litų tokia dėžė. Tai nusprendžiau ją pasigaminti savom rankom. Tiesiog pasirodė pigiau ir ką nors sužinai darydam. Vis dėlto visi dabar įsivaizduoja, kas dar nėra to matę tikriausiai, tai kaip dėžė, bet kuo jis skiriasi nuo dėžės, nuo tiesiog dėžės? Oi, dabar būtų labai sunku išaiškinti. Ten į vidų dedasi tokios kaip ir gitaros stygos, galima pavadinti taip, kurios sukuria tokį, kai daužai tą dėžę, sukuria tokį šnarėjimo garsą tiesiog. Na, atrodo elementarus dalykas, bet vis gražiau negu daužyti per paprastą kartoninę dėžę. Na be abejo, reikia tai išgirsti. Taip. Kada nors vis tiek koncertuosit, kur nors. Ir vis dar koncertuojat, apskritai. Taip, dar vis koncertuojam. Jau su grupė atšventėm 2 metų gimtadienį. Tai viskas dar prieš akis. Dar visą pasaulinę karjerą. Mums palinkėjo sulaukti pilnametystės su grupė. Tai dar 16 metų, dar šis tas, ar ne? Taip. O taip pat buvai užsiminęs vieną dalyką, kad būtent su muzika jau esi susijęs nuo pat jaunumės, ar ne? Taip, mane mama, visa mano pažintis su muzika prasidėjo, beročiai neklystu, nuo 3 metų, kai mama mane pirmą kartą nuvedė į Yamaha studiją Šiauliuose. Ir tiesiog kažkaip aš prilipau prie tos muzikos, į mane įaugo tiesiog. Ir 8 metus mokiausi muzikiniai mokyklai, pabaigiau tą vadinamą fortepijono specialybę. Ir po to 8 metų, nežinau, aš į fortepijoną nebegalėjau tiesiog žiūrėti. Jau buvau susitaręs, kad parduosiu, bet po tų 8 metų, po baigimo 8 klasės tiesiog po poros mėnesių supratau, kad aš negaliu gyventi be muzikos. Tiesiog ir viskas. Ir tiesiog fortepijonas tebestovi pas mane namie ir pagroju retą kartą. Bet kodėl, tarkime, po 10 bent jau klasių nesugalvoji keliauti į konservatoriją, kur ir toliau, tarkim, galėtum tęsti tikslingai muzikos kelią? Nes aš pagalvojau, kad geriau muziką pasilikti kaip hobį, ne kaip profesiją.
Aišku. Gerai, nepaslaptis, kad esi abiturientas ir šie metai tau jau paskutiniai, ar ne, laukia vieni iš smagiausių gyvenime dalykų, tai egzaminai, tokie vieni iš jau pagrindinių. Patys smagiausi. Taip, patys smagiausi. Vis dėlto į kurią krypsi? Atrodytų iš pažiūros, kad turėtume eiti arba į fotografiją, arba į muziką, bet... Žadu suderinti tos du dalykus ir jau apsisprendžiau pasirinkti specialybę tokią kaip multimedijų technologijos. Tai susideda tiek muzika, tiek viskas, kas susijęs su vaizdu, tiek su šviesa, ta pati fotografija, video kūrimas, muzikos montažai visokie. Na, žadu suderinti tos abu dalykus. Supratau. Na, tikėkime, kad tai ir pavyks padaryti. Aš irgi taip labai tikiuosi. Ir dar kalbant apie Naisių vasaros festivalį, jis vis dėlto niekur nedings ir šiais metais jis vėlgi vyks Naisiuose. Žinau, kad Naisiuose tu darbuojasi kaip fotografas savanoris, taip? Tikrai taip. Ir kaipgi sekasi, kaipgi visa ta virtuvė, ką fotografuoji, kur eini ir kaip ką? Oi, mes fotografuojam su kolega daug šiaip Naisių festivalyje, fotografuojam nuo paprasčiausių, nuo prekybininkų pardavinėjimų prekių iki žmonių emocijų, iki va, kaip šiais metais buvo žirgų pasirodymai ir tos pačius žirgus fotografavom. Tai fotografuojam šiaip labai plačiai. Ir būtent kokie žmonės tavo akimis susirenka į patį festivalį? Vis dėlto fotografuoja ir žmonės, ar tu, matai? Taip, į festivalį tikrai susirenka linksmi žmonės, labai linksmi žmonės, kurie tiesiog atvažiuoja linksmai praleisti laiką, sužinoti, ką nors naujo, pabūti su artimaisiais, su draugais ir tokių žmonių yra labai daug. Ir kaip skaičiavom šiais metais, 2014 metų Naisių festivalyje buvo apie 12 000 žmonių susirinkę. Ir beje, vat kiek per festivalį tau teko padaryti nuotraukų, kad galėtume įsivaizduoti, kaip tu ten stipriai dirbi? Arba nestipriai? Dabar su nuotraukom man buvo uždrausta daug fotografuoti. Kodėl? Nes visas tas nuotraukas, ką iškart nufotografavom, turėjom iškart viską apipavidalinti ir kelti į interneto erdvę. Tai asmeniškai padariau per tas 3 festivalio dienas, sudėjus, virš 2000 nuotraukų. Viso labo. Tai nėra daug, nes mano didžiausias rekordas buvo berods per 2013 metų gatvės muzikos 1 dieną. Tai per vieną dieną buvo virš 2000 nuotraukų. Oho, bet sakai gerai, 2000 nuotraukų, tu, tarkim, esi vienas ir tau reikia išrinkti geriausias nuotraukas. Kaip tai reikia padaryti? Kaip tai reikia padaryti, tiesiog atsisėdi ramiai kur nors prie kompiuterio, aišku, ir žiūri, kurios yra nepavykusios, atkrenta iš karto, kurios tau netinka kaip kompozicija, netinka sudėliota. Ir tiesiog iš 2000 nuotraukų atrenki maksimum 200. O jeigu iš tų 200 dar reikėtų atrinkti 10, o iš to 10 dar vieną reikėtų atrinkti? Ar būtų įmanoma? Ar čia jau būtų labai sunku? Būtų įmanoma, bet reiktų pasėdėti ilgėliau prie viso to atrinkimo, bet aš manau, kad būtų įmanoma. Aišku. Ir dar viena nuotrauka įstrigusi man į atmintį, kurią yra apskritai tekę matyti, būtent daryta kitų žmonių, nors tu joje dalyvavai, tai buvo tavo anties gaudimas ar vištos. Kągi ten gaudė? Taip, per Naisių festivalį nutiko toks smagus atsitikimas, kad tiesiog su kolega fotografavom pasirengimą visam festivaliui ir ant pievos nei iš to išdygo ančiukas mažiukas. Na ir fotografai, padarysim bet ką dėl gražaus kadro. Na ir nusprendėm su kolega pafotografuoti. Tai užsidėjau tokį objektyvą, kuris fotografuoja tik iš nedidelio nuotolio, tai bandžiau prieiti prie ančiuko, tai gavos, kad tą ančiuką teko vytis. Bet viskas labai gražiai atrodė. Beje, klausytojams mes, manau, tikrai pateiksime nuotrauką. Aš manau. Taip, jie galima viešai rodyti. Taip, galima, drąsiai. Kokia fotografija gali būti kaip ir sportas, ar ne? Taip, fotografija dažnai būna sportas, nes kai tenka technika nešiotis visą su savim, kurint sveria nuo 6 kg ir į viršų, tai tikrai būna sportas. Taip. Aišku. Na kągi, mūsų laida kaip ir į pabaigą. Noriu padėkoti tau, noriu palinkėti vis dėlto, kad tas multimedijas ir įgyvendintum ir galbūt po metų, galbūt po kelių galėtum atkeliauti ir parodyti, kągi šaunaus mums sukūrė. Tad ačiū tau. Dėkui Jums, kad pasikvietėt. Visą geriausią.